40 000 žmonių atminimą saugančios kapinės virtusios miesto parku. Moderniosios kultūros muziejus po atviru dangumi, užgimė sovietmečiu ir tapęs erdve reikštis kūrybiniams talentams. Toks yra pernai rekonstruotas Klaipėdos skulptūrų parkas, slepiantis net kelis istorinius, kultūrinius sluoksnius. Pažintį su parku pradėkime štai čia, kur XIX amžiaus pradžioje, seniau nei čia įkurtos miesto kapinės, buvo pastatytas fortifikacinis lauko įrenginys. Tai čia įkurtas tas gynybinis šansas, karinis lauko renginys 1812 metais, kai Prūsija ruošėsi jau karui su Napoleonu. Tai buvo statomi tokie gynybiniai šansai, jie buvo berods 5 ir miestas buvo apjuostas gynybinė siena, tai yra patrankos kalvelė, ant kurios statydavo patranką, būdavo griovys iškasamas gilus, prisipildantis vandens ir tokiu būdu atsiradęs yra šitas pastatas. Civilinės miesto kapinės šioje teritorijoje įkuriamos 1820 metais. Istorikas Johanas Zembrickis, beje amžinojo poilsio atgulęs būtent šiose kapinėse, XIX amžiaus pabaigoje rašė, kad Klaipėdos kapinės buvo vienas gražiausių aplinkinėse valstybėse, kūrėsi jos kaip parkas. Tokia buvo ir Europoje vyravusi tradicija – kapinės paversti malone pasivaikščiojimo vieta užmiestyje. Laidojami čia buvo visi – vokiečiai, lietuviai, anglai, olandai, nepriklausomai nuo mirusiojo religinės konfesijos ar pažiūrų. Šios kapinės amžinojo poilsio vieta tapo ir daugybei žymių Klaipėdos kraštui nusipelniusių žmonių. Jeigu yra palaidota 40 000 žmonių, tai be abejonės jų kaip sakyti, istorikai galbūt tikrai galėtų sudaryti tokį sąrašus ar kaip, bet mes esame parengę tarp skulptūrų parko žvalgų tą knygelę ir esame išskyrę tų asmenybių. Tai man labai svarbu, aišku, tas moterų atradimas, nes aš vis tiek visą laiką dar tebežiūriu, kad moteris kultūroje jos buvo pamirštos, jos nebuvo taip aiškiai jų vieta apibrėžta visuomeniniam gyvenime. Tai Zaunių giminės moteris, tai yra Augustė Zauniūtė, kuri yra palaidota čia, tai yra Mažosios Lietuvos pati pirmoji gydytoja, kuri įgavo gydytojo diplomą. Garsiaus gydytojos amžinojo poilsio vieta žinoma, tačiau nėra pažymėta, kaip ir daugybės kitų. Žinoma, kur ir yra Volfas, Lakūnas Volfas palaidotas, žinoma vieta. Man parodė, yra istorikai, jisai buvo Pirmo pasaulinio karo didvyris, kuris nuo 6 metų čia gyveno Klaipėdoje ir jam tiek patiko ta Klaipėda, matyt, tie vaikystės prisiminimai, kad jisai savo, matyt, jautė, kad gal žus toks jaunas, ten 19 berods metų, kad jisai buvo palikęs norą savo, kad būtų palaidotas Klaipėdoje, Mėmelyje. Tas ir įvyko ir kaip rašė 17 metais laikraštis Vakarai, kad ten tokios buvo laidotuvės, Vokietijos didvyriai laidojo, reiškia, skraidė eskadrilės danguje, ten plaukė jūra gėlių. Tačiau kitų žymių klaipėdiečių kapaviečių ženklus galima išvysti ir šiandien. Tiesa, jų vos vienas kitas. Bejonės yra Gerlachų antkapinis paminklas, jisai didelis, gražus paminklas, dar amžinatilsį šviesios atminties Dionizas Varkalis nuauksino raides to paminklo, kad būtų matoma. Tai jis buvo atstatytas, nes jis ilgus metus Liepų gatvės kiemelyje, mūsų muziejaus kiemelyje, buvo atremtas tiesiog į sieną ir buvo gražu žiūrėti, kaip gidai vedžiodavo didelės ekskursijas, kad pasižiūrėti, kaip atrodo tas Gerlachų paminklas. Tai dabar jisai stovi čia, bet yra atstatyta, yra po šitos rekonstrukcijos metu.
Buvo atkurta tvorelė metalinė, bet labai gaila, neatkurti varteliai. Tai varteliai irgi yra labai labai gražus, yra Kalvystės muziejuje saugomi, Dionizo Varkalio dėka išsaugoti. Tai galbūt atsiras pinigų, noro, valios. Ir tada mes turėtume tokį gal pavyzdį Gerlachų paminklo, kaip atrodė visos kapinės. Nes tai buvo kaip kambarėliai aptverti. Tu įeini, kiti turėjo ir raktą atsirakinti, reiškia, savo tą kapo kambarėlį. Ir tai Gerlachai. Tada, aišku, be abejonės atstatytas 2002 metais Juliaus Liudviko Vynerio paminklas. Gražus graikiško stiliaus, kuris atrodo labai prabangiai, kad galėjo Vyneris leisti savo tokį paminklą. Tai ir manoma, kad tai yra Augusto Štiulerio, prūsiškojo karališkojo architekto kūrinys, projektas, nes lygiai toks pat paminklas yra atrastas Berlyno kapinėse, yra žinomas to paminklo autorius, tai būtent Štiuleris. Tai manoma, kad greičiausiai šito paminklo autorius irgi yra Augustas Štiuleris. Tai turim vėlgi ne tik paminklą, ne tik žmogų, kuris tituluojamas vienu žymiausių Klaipėdos mecenatų, bet turime ir architektūros kultūrinį paminklą. Tai ir apie tai pasakotume jau. Paskui, aišku, be abejonės sukilėlių kapas, Martus Martusevičius yra ten palaidotas jau po sukilimo miręs, Amerikoje gyvenęs ilgą laiką, atvykęs į Klaipėdą ir dalyvavęs sukilime. 2 ar 3 sukilėliai man visą laiką čia painu, nes Totoris rašo vienaip, Vygantas Vareikis truputį kitą skaičių, tai maždaug 2-3 sukilėliai, nes vis tiek buvo slaptai laidojama 23 metai, nežinojo, ar Andantės šalis pripažins nepriklausomybę, ar reiks slėptis ir panašiai. Tai džiaugiuosi labai, kad labai sustiprintas tas memorialumas vietos ir skulptūrų parko be abejonės ir vietos memorialumas sukilėlių palaidojimo vietos, nes buvo perlaidoti palaikai Jono Budrio Polovinsko ir jo žmonos Kašubaitės, Reginos Kašubaitės palaikai. Tai manau, kad labai tai sustiprino tokį iš tikrųjų patriotinį, memorialinį tokį centrą Klaipėdoje. Apie tai, kad čia prieš daugiau kaip 200 metų buvo įkurtos miesto kapinės, šiandien byloja ne tik išsaugoti paminklai, bet ir sukurtas simbolinis atminties labirintas. Tai mažytė dalis likusių ženklų apie ypatingą krašto istoriją, kurią sovietmečiu bandyta ištrinti. Klaipėdos senųjų kapinių griovimas ir brutalus naikinimas prasidėjo iš karto po Antrojo pasaulinio karo. Vietoj jų buvo nuspręsta kurti skulptūrų parką. Po karo, kaip žinome, 44 rudenį buvo arba priverstinai evakuoti miesto gyventojai į Vokietijos gilumą, arba jie ir patys traukėsi. Tai supraskime tai, kad čia jų buvo artimieji palaidoti. Atėjo sovietai, atėjo naujieji žmonės. Ir jie buvo labai kviečiami, aišku, iš Rusijos per laikraščius, per radiją, vykite į Klaipėdą, čia kūrėsi laivynas, žvejybos uostas. Ir daugelis čia atvykėlių, jie sudarė tą naująją Klaipėdos visuomenę. Ir kasgi galėjo rūpintis vokiškomis kapinėmis, kurios buvo iki karo. Tai labai natūraliai miesto valdžia jau tuo metu priėmė šitą sprendimą Alfonsas Žalys, vykdomo komiteto pirmininkas. Be abejonės jie turėjo kažką sugalvoti, ką čia daryti. Ar tvarkyti patiems, ar kažkaip. Ir vokiškos pavardės, visi tie, nieks nenorėjo čia kažką tvarkyti, atstatinėti. Tuo labiau, kad buvo palaidota apie 700 karių, sovietų Raudonosios armijos karių. 45 metais ir formuojamas toks didžiulis memorialas, irgi sovietinis, Antro pasaulinio karo. Tai manau, kad ta tendencija buvo tokia bendra apskritai tas senas Rytprūsių kapinės naikinti.
Tai ne tik, manau, Klaipėdos ir Gdansko kapinės ir turbūt ten daugelis kitų kapinių buvo pamirštos ir tiek pat ir juk ir turim ir mūsų Šilutės rajone. Taip liūdnas buvo vaizdas. Miesto centras be abejonės ir tada vykdomo komiteto pirmininkas priėmė sprendimą čia įkurti skulptūrų parką. Galėjo čia, sako, statyti gamyklą kokią nors, dar ką nors sugalvoti, kur jau bus tikrai teritorija uždara, ištrinta ir panašiai. Sovietams tai buvo normalu, jeigu bažnyčiose darė sandėlius, ten dažyklas visokias ir visa kita. Tai nemanau, kad jiems būtų buvę problema. Tuometis Klaipėdos vadovas Alfonsas Žalys nors ir privalėjo paklusti centrinės valdžios nurodymams, tačiau sumaniai sugebėjo kurti naujas kultūrinės tradicijas. Teigiama, kad skulptūrų parko idėja jam gimė viešint Skandinavijoje. Tai buvo jo fiks idėja, kad čia kurti skulptūrų parką, dekoratyvinių skulptūrų parką. Ir ką jisai pasikviečia iš Vilniaus Vaclovą Krūtinį skulptorių, jis tuo metu vadovauja jaunųjų skulptorių sekcijai. Sako, darom, ką reikia daryti, pasakyk, ko reikia, kaip čia, nuo ko pradėti. Ir iš tikrųjų ta pradžia tokia ir buvo, tokia labai stipriai palaikoma valdžios, labai daug entuzijazmo iš pačių skulptorių, nes Mindaugas Navakas, kuris yra mūsų postmodernizmo dabar tikrai vienas ryškiausių skulptorių, postmodernizmo tėvas su savo visom tom vizijom, Vladas Urbanavičius, Ksenija Jaroševaitė, Arūnas Sakalauskas, Algirdas Bosas, ten Petras Mazuras. Tai tokio dydžio skulptoriai, kurie pradėjo čia savo kūrybinę karjerą. O kaip menotyrininkai sako, kad ten, kur prasideda kūrėjo ta kūrybinė biografija, tai yra labai labai svarbu. Tai šitas parkas ir šita ekspozicija be abejonės jinai yra istorijos, meno istorijos kontekste yra labai reikšminga ir jos vertė ir skulptūrų yra tikrai nemaža. Buvo nuspręsta kiekvienais metais vasarą rengti granito kalimo simpoziumų Smiltynėje. Būtent čia ir gimė parko skulptūros. Smiltynės granito kalimo simpoziumai keliolika metų buvo Klaipėdos vasaros kultūrinio gyvenimo ašis. Ši tradicija tapo laisvės erdvė kūrybai daugiau nei 100 skulptorių, iš kurių net 10 tapo nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais. Klaipėdos skulptūrų parkui menininkai sukūrė 117 skulptūrų. Tai buvo visiškai nauja kalba skulptūrinė, nes buvo tas realistinis socrealizmas. Vadinamas socrealizmas, tai temos darbininkiškos ir Leninai ir panašiai. Ir šalia to atsiranda toksai abstrakčių, tokių minimalistinių skulptūrų ekspozicija. Ir niekas net negalėjo pagalvoti, kaip tai galima jas kurti. Prie ko čia gali būti kažkokie sparnai, o ką jie kalba, ką jie sako. Netgi Martyno Mažvydo skulptūrą Algirdas Bosas kai pastatė, jinai stovėjo čia priekyje, prie Donelaičio gatvės, turėjo būti kaip įėjimo tokia kortelė vizitinė. Atvažiavo vykdomo komiteto ten, turbūt atvažiavo kultūros ministras ar jo pavaduotojas, vaikščiojo su Nijole Navagreckienė ir sakė, šitą prašau, kad būtų nukelta, nes jie nesuprato tos visiškai. Kas dabar, anot menotyrininkės Ramutės Rachlevičiūtės, tai yra viena įdomiausių plastikų tuometinių, vėlyvojo brandžiojo lietuviškojo modernizmo. Tai jinai yra, bet jinai yra nukelta ten į patį vidurį. Kad kelis istorinius sluoksnius slepiantis parkas būtų gyvas ir atviras visiems, kuriems įdomi Klaipėdos istorija, rūpinasi Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Čia rengiamos ekskursijos, organizuojami kameriniai koncertai, poezijos skaitymai, kiti netradiciniai kultūriniai renginiai. Viliamasi, kad ateityje juos bus galima organizuoti ir gynybinėme šanse.